Prezidentą Gitaną Nausėdą. Labadiena, mielas Volodimirai, brangus Karoli, ponios ir ponai. Ką tik baigėme bendrą susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodimiru Zelenskiu ir Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Džiaugiuosi, kad Liublino trikampio formatu šį kartą susitikome Vilniuje ir pirmą kartą dalyvaujant jums, gerbiamas Karoli. Proga mums susitikti tapo 1863 metų sausio sukilimo minėjimas. Rasų kapinėse pagerbėme lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir baltarusių didvyrius, kurie ėjo į kovą su bendra Erelio, Vyčio ir Arkangelo vėliava. Jų drąsa, tikėjimas ir pasiaukojimas pavyzdys mums visiems. Įsipareigojimas laisviai ir atsisakymas paklusti tironijai – bendras istorinis paveldas, kurį branginame ir iš kurio semiamės įkvėpimo. Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą išlieka nebejotinai svarbiausias regioninio saugumo iššūkis. Lietuva ir Lenkija nuo pat karo pradžios teikia Ukrainai karinę, finansinę, humanitarinę, politinę paramą. Lietuva jau suteikė Ukrainai karinės paramos už milijardą eurų. Rusijos sulaikymui skyrėme daugiausia dėmesio ir šiandienos susitikime. Prezidentas Zelenskis pristatė naujausią pažangą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo iniciatyva vykstančiose pokalbiuose dėl taikos Ukrainoje. Ne pirmą kartą įsitikinome, kad Rusija vengia įsipareigoti teisingai ir tvariai taikai ir nesutinka su paliaubomis kaip būtina taikos įžanga. Bet koks susitarimas, kuris bus ateityje, turėtų užtikrinti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį integralumą. Daugiašalės Europos šalių karinės pajėgos dislokuotos Ukrainoje su JAV parama būtų esminis Rusijos atgrasimo veiksnys pulti vėl. Tęsiantis pokalbiams dėl taikos, Lietuva kviečia integruoti Ukrainą į Europos saugumo struktūras ir mokytis iš ukrainiečių karinės patirties. Stiprios Ukrainos karinės pajėgos ateityje atliks svarbiausią vaidmenį, užtikrinant kelią naujai Rusijos agresijai. Užkertant kelią naujai Rusijos agresijai. Todėl būtina užtikrinti ilgalaikį jų finansavimą. Kalbant apie mūsų regiono saugumą, Lietuva jau dabar sparčiai stiprina savo karinės pajėgas. Vien šiais metais krašto apsaugai skirsime beveik 5,4% bendrojo vidaus produkto. Tai yra vienas didžiausių rodiklių visame NATO. Džiaugiamės, kad karinius pajėgumus sparčiai didina ir mūsų kaimynė Lenkija. Lietuva siekia, kad Ukraina iki 2030 metų taptų ES nare. Tai būtų esminis žingsnis siekiant užtikrinti ne tik pačios Ukrainos, bet ir viso rytų Europos regiono ilgalaikį stabilumą, klestėjimą ir taiką. Tai yra strateginis Lietuvos interesas, kuriam daug dėmesio skirsime ir pirmininkaudami Europos tarybai 2027 metais. Lietuva skiria daug dėmesio ir finansinių resursų Ukrainos atstatymui. Mes aktyviai prisidedame prie Ukrainos mokyklų, civilinės saugos prieglaudų, sveikatos priežiūros įstaigų, energetikos infrastruktūros atkūrimo. Pastarajam tikslui, siekdami apsaugoti Ukrainos žmonės, jau skyrėme daugiau nei 100 milijonų eurų. Ukrainos atstatymas turi vykti jau dabar, o ne kažkada tolimoje ateityje. Kaip rodo ir šios dienos renginiai, itin daug potencialo turi Liublino trikampio šalių bendradarbiavimas istorinės atminties srityje. Dar šiais metais laukiame didelės lietuvių, lenkų ir ukrainiečių istorikų konferencijos. Tolesnis glaudus mūsų šalių bendradarbiavimas itin svarbus, siekiant daugiau laisvės, taikos, saugumo ir klestėjimo visame regione. Todėl, kai pridera tokią dieną, kai pagerbėme šlovingo sukilimo didvyrius, kreipiuosi į brangius prezidentą Zelenskį ir prezidentą Navrockį, tegul praeities kovos mus įkvepia ir toliau siekti bendrų pergalių. Ir dar keletas žodžių nuo savęs. Gerbiamas Volodimirai, sveikinu Jūs su gimimo diena. Prieš kurį laiką, kuomet susitikome norinčiųjų koalicijoje Paryžiuje ir aš jau žinojau, kad
jūs atvyksite į Lietuvą būtent savo gimtadienio dieną. Tikrai tuo labai apsidžiaugiau, nes pasakiau jums, geriausia švęsti gimtadienį ten, kur turite nepaprastai daug draugų. Ir 2023 metais, kuomet jūs atvykote į NATO viršūnių susitikimą ir matėte, kokia minia susirinko Lukiškių aikštėje su Ukrainos vėliavomis. Matėte šiandien prie katedros, kuomet žmonės, lietuviai ir ne tik lietuviai, ukrainiečiai, lenkai sveikino jūs ir linkėjo viso ko geriausio. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad galėjau šiandien būti kartu su jumis. O jums, mielas Karoli, aš tikrai norėčiau pirmiausia pasakyti gražius žodžius. Ir žinote, kartais yra sakoma, kad valstybių tarpusavio santykiams įtakos turi objektyvūs procesai, faktoriai ir taip toliau. Tai yra tiesa, bet tai yra ne visa tiesa. Valstybių santykiam nepaprastai daug įtakos turi ir asmeniniai vadovų santykiai. Ir kuomet mes su jumis susipažinome, aš iš pat pradžių pajutau, kad mes sutarsime, kad mes daugeliu klausimų turime bendrą nuomonę ir kad jūsų lyderystė, vadovaujant Lenkijai šiuo sudėtingu laikotarpiu, yra tikrai geras ženklas, kad Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio ryšys, draugystė tik tai tvirtės. Ačiū, kad esate čia ir tikrai nuostabu, kad mes galime trise švęsti Liublino formatą ir tikiuosi, kad kartu eidami mes galime padaryti kur kas daugiau, negu eidami po vieną. Ačiū. Ačiū, prezidente. Dabar pasisakyti kviečiu Ukrainos prezidentą Володимира Зеленський. Дуже дякую. Дорогі гітанці, дуже дякую за запрошення.